Sveiki. Taigi, šiandien parodysiu, kaip mes galime greitai susikurti L parduotuvę. Svarbu, jūs galite neturėti jokių programavimo žinių ir būtent ko ši pamoka bus skirtinė, kuriant L parduotuvę, tai kad mes šioje pamokoje pasitelksime dirbtinį intelektą, būtent proceso pagreitinimui, logotipo kūrimui, tekstų rašymui, tai mums padės taupyti laiko. Galime tada pradėti keliauti prie turinio, apie ką mes kalbėsim. Ir turinys, tai pirmiausia, šioje pamokoje pamatysite, kaip reikia sukonfigūruoti L parduotuvę naudojant Shopify platformą, tada pasirinkti temą, tada prieisime prie spalvų pasirinkimo, logotipo kūrimo, būtent pasitelkiant dirbtinį intelektą AI, naudosim konkrečiai Midjourney įrankį. Toliau reikia mums kažkokį vizualų mūsų svetainį, gal mes neturim nuotraukų savo padarytų, tai galim iš esmės susigeneruoti vaizdinį turinį irgi pasitelkiant AI, Midjourney. Toliau parodysiu, kaip reikia redaguoti pagrindinį puslapį, pridėsim elementų, atsiliepimų ir kitų konfigūracijų, pakeisim meniu ir panašiai. Toliau keliaus produktų kėlimas, toliau bus turinio generavimas su ChatGPT ir mes sugeneruosim produkto aprašymus su ChatGPT, pasitelksim copywritingo modelius, tai kad jie labiau paveiktų žmonių emocijas ir skatintų juos pirkti arba tiesiog rastų svarbią informaciją. Ir tada parodys, kaip reikia prijungti mokėjimus. Ir būtent kaip reikia prijungti Facebook Ads, tai su Facebook Ads ateina ir Instagramo Adsai. Taip pat galime naudoti Google Adsus, tai su Google Adsais YouTube Adsai kartu ateina. Arba galime naudoti TikTok Adsus arba kokios nors kitos platformos. Bet būtent šioje pamokoje parodys, kaip reikia prijungti Facebook Adsus. Taigi, galime pradėti pirmiausia nuo L parduotuvės konfigūravimo su Shopify. Taigi, keliaujame į mūsų naršyklę ir mums reikia atsidaryti būtent shopify.com. Atsidarę shopify.com matysite štai tokį vaizdą, nežinau, gal pagal vietos keičiasi kalba, bet aš su Lietuvoje matau viską angliškai, tai mums reikia spausti Start Free Trial, bet kadangi aš turiu jo paskyrą, tai aš tiesiog prisijungsiu. Spaudžiu Login. Ir matau savo parduotuvę, spaudžiam Create Store ir dabar reikia mums užpildyti klausimyną, bet aš jo nepildysiu ir mums reikia pasirinkti, kurioj vietoviai, kurioj lokacijai mūsų bus elektroninė parduotuvė. Būtent aš pasirinksiu, kad aš pardavinėsiu Lietuvoje arba iš Lietuvos. Nėra taip svarbu, tada pasirenkam savo paskyrą. Ir mūsų elektroninė parduotuvė yra kuriama. Taigi, mes susikūrėm elektroninę parduotuvę, dabar galim spausti Online Store, kairėje prie Sales Channels ir keliaujame į temas. Yra sukurta originali tema, duota mums originali tema. Aš pradėsiu būtent nuo originalios temos, bet kaip ir minėjau, mes kalbėsime apie temos pasirinkimą, tai spaudžiam Add Theme ir tada spaudžiam Visit Theme Stores. Ir mes galim matyti įvairių temų, čia yra nemokamų, mokamų, spaudžiam žiūrėti visas temas. Ir yra 12 būtent nemokamų, galite pirkti mokamą, jeigu norite kažko išskirtinesnio negu tos nemokamos. Bet aš pasirinksiu nemokamą ir mes matome temas. Ir matome, jeigu mes prekiaujame kosmetiką, gal mums labiau šita tema prie mūsų produkto tinka, čia vat irgi kažkokie refreshing geliai ir kažkas tokio. Tai aš būtent naudosiu originalią temą, down, ir aš ją pasirenku, tai jūs, jeigu norite pirkti, čia bus jums mygtukas buy. Pridėdama tema, matot, yra pridėta, bet kadangi jinai originali, tai man jos iš esmės nereikėjo pridėti, bet jeigu renkatės kitą, tai jūs paspausit irgi publish ir tada čia užkraus paspausti publish ir jums turėtų pasidaryti originaliai jūsų svetainės tema. Taigi mes galim iš karto peržiūrėti savo elektroninę parduotuvę. Kaip matote, mūsų elektroninė parduotuvė atrodo štai taip. Viskas labai tuščia, nėra atsiliepimų, nėra apie mus, nėra
yra kontaktai, aišku, bet didžiosios dalies informacijos nėra, kurią mes užpildysime. Ir nėra produktų, čia yra tiesiog standartiniai produktai pridėti. Koks kitas mūsų etapas yra šios pamokos, tai mes turim susigalvoti iš esmės savo brendo spalvos, kad išlaikytume svetainiai spalvų vientisumą. Svetainė taip atrodys patikimiau klientams ir mums reikia susikurti logotipą pagal tas spalvas, kurių mes norim. Mes galim pasidaryti naują slaidą. Aš noriu sukurti, tarkim, batų parduotuvę. Būtent sportinių batų, orientuota į tikslinę auditoriją. Mano bus sportininkai, užsiimantys sportų, nebūtinai sportininkai, tiesiog bėgiojantis, laisvalaikiu gal ir panašiai. Arba užsiimantis aktyvesnė veikla, gal profesionalai ir panašiai. Taigi galime tada batai, bus mūsų tema svetainės ir man norisi spalvų gal kokių išsiskiriančių raudona arba tokia, kaip čia pasakyti, raudona neoninė raudona ir norėčiau dar spalvos baltos. Tarkim, mūsų brandas bus raudona neoninė ir balta. Taigi, pasirinkau savo spalvas, mūsų brandą, ką aš norėčiau matyti savo logotipę. Tai tarkim, aš noriu matyti sportinis batas ir, tarkim, įmonės svetainės arba brando pavadinimas. Taigi, tai aš noriu matyti savo būtent logotipe ir pabandysim ką nors sugeneruoti būtent su dirbtiniu intelektu, tokio, kad mums atitiktų mūsų būtent raudono neoninė spalva su balta, būtent galim dar įdėti juodą spalvą, nesimaišys stipriai. Nesu grafikos dizaineris, tai čia jums su spalvom jūs renkatės ir grafikos dizaineris tikrai geriau galėtų papasakoti, kurios spalvos tinka prie ko. Trečias žingsnis mūsų, kuriant L parduotuvę, tai yra logotipo kūrimas pasitelkiant dirbtinį intelektą. Taigi, mes galime keliauti į Midjourney platformą, midjourney.com, ir mums reikės čia prisijungti, užsiregistruoti, bet kadangi aš visą tai esu jau padaręs, tai man reikia keliauti į Discordą, reikės jums Discordo, kad galėtumėt naudotis šią platformą. Ok, kraunasi mūsų Discordas ir keliaujam į Midjourney. Tada čia gali būti išmesti jums Getting Started puslapį, jūs turite atseptinti su taisyklėmis. Dabar nesu įsitikinęs, seniau būdavo free trialas duodavo, bet jeigu neduoda free trialo, tai mėnesiui kainuoja 7 ar 8 eurų ir turit kažkiek generavimų. Tai išbandykit, turėtų pagal viską duoti free trial. Ok, galime iš karto panaudoti kitą promptą. Imagine logo for sport shoes e-commerce company. Graphics, minimalism, elegance. Ok. Ir padarom red, neon and white. Ok. Kaip matom, mums generavo štai tokius logotipus. Man patinka visai 1, 2, 3, 4 variantas, tai padarom daugiau 4 varianto variacijų ir žiūrim, kas gausis. Man patiktų kitoks logotipas, bet čia, kaip ir sakiau, galime pasižaisti, galim pageneruoti, pakurti idėjų, kas turėtų būti atvaizduojama, kadangi tai yra pamoka ir jums parodysiu būtent kaip galima naudotis įrankiais ir ką galim iš įrankių sukurti, turint savo idėjas. Ok, mums sugeneravo štai tokius logotipus. Aš tarkim tada pasirinksiu
man patinka šitas variantas ir pasirinksiu antrą variantą. Spaudžiu Upscale. Kaip matom, mums sugeneravo štai tokį variantą. Spaudžiam Open in Browser ir mes galim, aišku, žinoma, dar upscalinti, dar didesnį padaryti, kad kokybė būtų ko geresnė. Aš tada pasiimu, darau Adobe, įsikeliu šitą logotipą štai čia į savo failą ir aš noriu dabar iškirpti jo foną. Mes galim pasirinkti lasso toolą. Į lasso toolą mes galim naudoti būtent prizuminę. Ir aš tada panaudosiu lasso toolą ir išsikirpsiu būtent šį logotipą. Ok. Dabar mes įsikirpom štai šį logotipą, šį batą. Ir ką aš norėsiu iš šio batu padaryti, tai aš jį nusikopijuoju. Spaudžiu File New ir, pavyzdžiui, mes padarom, tarkim, 500 ant 100 mūsų logo. Aš pamažinsiu šitą batą. Ir, tarkim, mes norim batą ir galim tada būtent tai mūsų batas ir mes galim parašyti, tarkim, tekstą. Mes galim pabandyti paeksperimentuoti su logotipu, bet dabar ilgai galim pabandyti įvairius fontus, kurie atrodo mums gražiau. Ir dabar aš noriu įsaugoti. Save as. Saugom PNG matu. Taigi, dabar kitas momentas yra įsikelti savo logotipą į elektroninę parduotuvę. Taigi, keliaujam prie svetainės redagavimo ir spaudžiam Customize. Pasižiūrėsim, kaip realiai atrodo. Gal labai kraupiai atrodys mūsų logotipas, gal reikia daugiau įdirbio įdėti. Pagal viską turėtų logotipai originaliai, kai dizaineris daro vektoriniai, bet kadangi mes naudojam AI, tai mes tokios galimybės būtent neturim, arba nebent įkeltume kokią vektorinę programą, sukonvertuotume, bet pagal viską turėtų būti logotipas vektorinis, bet kaip naudojam tokius toolsus, tai pigesnį, greitesnį variantą, tai mes galim tiesiog sukurti štai taip. Ir, ok, dabar reikia pakeisti logotipą, spaudžiam Theme Settings, logo ir dabar, tarkim, pasirinksiu logotipą. Randam, kur jis yra, Sport Boots. Turim, kaip jisai atrodys, gal fontas negražiai atrodys, gal netiks matika Sport Boots. Pabandom padaryti didesnį, tiek didesnis mūsų parduotuvė. Okay, man nepatinka gal kaip jis čia atrodo, gal reikėtų keisti fontą, nes nesueina su visos svetainės fontais. Tai šito klausimu galime pažaisti, paeksperimentuoti ir daugiau įdirbio įdėti, norint sukurti gražesnį logotipą. Bet štai mūsų Sport Boots logotipas ir mes turim jau savo logotipą, mūsų spalvos raudona, juoda ir mes norėtume visoje svetainėje tas spalvas panaudoti. Taigi, kas toliau mūsų pamokoje? Taigi mes vaizdinio turinio generavimas pasitelkiant AI Midjourney įrankį. Taigi, mes norim susigeneruoti, tarkim, čia foną. Aš dabar paprašysiu ChatGPT, OpenAI, mums sugeneruoti svetainiai contentą. Ok, tai mes paprašom ChatGPT, galim rašyti lietuvių kalbą, galim rašyti angliškai. Ok, paprašom ChatGPT, gali labiau pasistengti ir sukurti geresnę idėją headerį.
Ok, tarkim, padarom smalsumą vartotojui, gauk dovaną. Kokią aš dovaną gausiu? Tarkim, galim įrašyti žygiok su pasiūlymu, pirk sportinius batus, pirk sportinius batus ir gauk dovaną. Ką tokio? Ir man norėtųs pakeisti tipografiją, kadangi matom, šitas fontas netinka mūsų, nepalaiko lietuvių kalbos, tai aš pakeisiu į roboto. Railway. Bandom Railway. Pirk sportinius batus ir gauk dovaną. Ok. Dabar įsigyk, tarkim. Įsigyk sportinius batus ir gauk dovaną. Dabar paprašom Midjourney, kad mums sugeneruotų būtent paveiksliuką mūsų svetainį, kur mes užrašėm neseniai tekstą. Ir štai kokius rezultatus jisai mums sugeneravo. Spaudžiam version 1, versija pirma labiausiai patinka. Žiūrim, kokius ir rezultatus duos. Ne pats geriausias variantas Lietuvoje nuotrauka, norėtų žmogeliuko, kad jisai būtų labiau panašus į vartotoją, tai tiek to panaudojam šį nuotrauką, man patinka antras variantas, tai upscalinam antrą variantą ir ok, galim atsisiųsti, saugoti ir tai kaip pakeist paveiksliuką. Tai tiesiog paprastai paspaudžiam ant paveiksliuko ir pasirenkam first image. Tai yra slideris, galim įsikelti ir mes įsikeliam mūsų paveiksliuką. Tiek raunasi 1,5 MB. Ir image overlay. Dabar įsigyk sportinius batus. Image banner. Man nepatinka šita vieta. Tarkim, pakeičiam į labiausiai perkami. Ar galim išvis mygtuką išimti lauk, įsigyk sportinius batus ir galim gal pakonfigūruoti image overlay sumažinam. Desktop font alignment, enter, small, medium. Okay. Dabar įsigyk sportinius batus ir gauk dovaną. Foldinam. Galim peržiūrėti savo svetainę. Dabar įsigyk sportinius batus ir gauk dovaną. Man nepatinka, kad žmogeliukas susidengia ant didesnio formato. Content alignment. Turėtų pradėti į taip. Top center. Medium. Dabar sportinius batus. Large. Okay. Dabar žiūrim. Dabar įsigyk sportinius batus ir gauk dovaną. Dabar mes galim pridėti dar vieną bloką, paprašyti, kaip jie gali gauti dovaną, norėdami gauti. Bandom žiūrėti, kaip atrodo mūsų parduotuvė. Tai nusipirkę sportinius batus, gausite dovanus, kurį turinius sužinosite tik darius dėžę. Ok, mes turim Sport Boots katalog. Pradžia atrodo įdomiai. Aišku, visąlaik galima padirbėti daugiau ir sukurti ką geresnio. Nusipirkę sportinius batus, gausite dovaną. Tekstas matosi, pažiūrim, kaip atrodo mūsų mobiliosios versijos. Irgi atrodo
karto atidarius matom, bum, ar bus produktai. Ir dabar kitas žingsnis yra mums reikia vaizdinio turinio generavimas, tai mes sugeneravom pagrindinio puslapio redagavimas, kurį pradėjom, tai aš norėčiau pradėti nuo produktų kelimo. Taigi, nuo produktų kelimo, kaip įkelti mums savo pirmosius produktus, taigi mes galime keliauti į products, spaudžiam navigacijų products, galime importuoti produktus, jeigu turite, bet aš būtent pridėsiu rankiniu būdu. Ir pirmas produktas tai sportiniai batai Neon Master Super Duper, tarkim. Mūsų descriptionas kol kas paliekam taip. Ir tarkim pasiprašom pagalbos, turbūt turėsite nuotraukas, tai galim, tarkim, sport shoes. Ir turim kelias nuotraukas, tai galim tada įkelti nuotrauką. Išsaugom, galim pridėti daugiau nuotraukų. Ir mes matom vieną produktą. Galim nustatyti produktui kainą, pridėti variacijas, tai čia būtent dydžius, galim pridėti option values, tai čia bus 39, moteriškos išmeros 39, 37, 38, tarkim turi įmonė 39 ir tarkim 40. Nice. Done. Pridedam dydžius ir kiekvienam dydžiui įvedam kainą, tarkim 40, 42, 5, arba visur paliekam tą pačią kainą. Ir galim dar kiekvienam variantui nustatyti nuotrauką, tai iš esmės, jeigu būtų spalva batų ar kažkas tokio, tai galėtume tiesiog parodyti klientui spalvą. Tai kaip atrodys tos spalvos batai, keitus variantai. Ir price 45. Galime padaryti, kad dabar yra akcija, buvo 59. Ir mes galim vesti CQ ir kitus reikiamus, jeigu jums reikia. Taigi, mes saugom savo batus, keliaujam į mūsų parduotuvę ir mes matom, kad yra išparduoti batai, tai mums dar to pačiu reikia ir pakeisti kiekį. Kiek mes jų turim? Turim PM4, tarkim šitų 0, šitų variacijų turim daugiau. Išsaugom ir mes jau dabar turėtume matyti kitokį vaizdą. Sportiniai batai Neon Master Nike, tas tokia. Ir atidarom ir matom, kad mūsų elektroninė parduotuvė jau turi batų pasirinkimus. Galim įkelti kitas nuotraukas, būtent čia. Ir mums trūksta bato aprašymo, galime pridėti papildomą informaciją ir panašiai. Sport boots, keliaujam pagrindinį, taigi pakeisiu šią sekciją tiesiog. Šiek tiek pabandom perkrauti puslapį, kad atsinaujintų turinys. Ir dabar feature products, tai yra populiariausi produktai. Ir tarkim mes padarom heading sizes, tai galim didesnį padaryti, labai didelį, tai aš paliksiu tokį. Ir maximum products galim pakeisti, kiek norim produktų rodyti, number of. Ir šita tema neturi scrollo, kaip matau. Ant mobile būtų gerai turėti sliderį, kaip čia lietuviškai, slinkiklį, nes vartotojai labai yra pripratę prie socialinės tinkluose, kaip būna slinkti į šoną, tai jiems labai patogu ir jie tiesiog vartotojas entertaina šiek tiek su to slinkimu, nes taip smagiau gal net peržiūrėti produktus. Tai kadangi socialiniuose tinkluose tas veikia,
būtent ta reklama per tos linkimus, tai žmonės susidomi, tai galime ir čia kažką tokio įdėti, bet šitą temą, kiek matau, tokios galimybės nesuteikia, tai paliekam kaip yra. Aš noriu pridėti daugiau sekcijų, tarkim, galim pridėti, tarkim, čia po apačią apie mus, kažkas tokio, arba apie batus, toliau galim pridėti dar vieną sekciją, tarkim, mes norim pridėti atsiliepimus, tarkim, galim čia susikurti atsiliepimus keletą, subscribe newsletter, tai man nepatinka šitas dizainas, subscribe newsletter, okay. Patinka man šitie dizainai, okay, paliekam tokį, kol kas, okay. Multicolumn, tai čia galim rašyti atsiliepimai. Pavyzdžiui, aš dabar paprašysiu, jūs, jeigu turite atsiliepimų, galite rašyti atsiliepimą. Būtent label. Okay, iš tikrųjų, galim čia irgi pasikeiteliuoti spalvas. Pagal mūsų dizainą mes turim atsiliepimus, mes turim, tarkim, ką nors parašom apie mus, galim pridėti, parašyk apie įmonę. Ir mes jau turim populiariausi produktai, galim pridėti kitą sekciją, tarkim, kategorijų. Kategorijos ir tarkim pasirenkam swipe'as mobile, populiariausi produktai ir kategorijos. Tada mes galim keliauti gal į savo kolekcijas, view page, ir mes turim homepage kolekciją, tai padarom kolekcijas moteriški batai. Ir tarkim, mes galim pridėti nuotrauką. Moteriški sportiniai kedai. Ir galim naują kolekciją vyriški. Vyriški sportiniai kedai. Pridedam. Taip, grįžtam tai čia. Perkrūnam puslapį ir grįžtam į customizerį ir tada mes galim, kolekcija, select collection, tai bus moteriški sportiniai kedai ir pasirenkam vyriški sportiniai batai ir mes jau turim savo kategorijas, turim populiariausius produktus, turim apie mus ir turim atsiliepimus ir mes turim tokią visai basic svetainę, galim čia irgi įsikelti įmonės, tarkim, ten kokį nors nuotrauką, sugeneruoti su AI-om arba komandos nuotrauką, arba įmonės handėlio, kad čia yra legit įmonė, o ne dropshippingo svetainė. Taigi, mes turim jau headerį, dabar įsigyk sportinius batus ir gauk dovaną. Klientas gali pasirinkti dovaną, kaip ir minėjau, backgroundai skiriasi. Gal man net patiktų šito, kad backgroundas būtų pilkas, tai būtų net gražiau. Tai yra vyriški, moteriški, sportiniai batai yra populiariausi produktai. Galime pridėti daugiau produktų. Taigi, ir matom, kad keičiasi nuotraukų aukštis. Tai reikėtų būtent, jeigu keliat nuotraukas, tai kad visos nuotraukos aukštis būtų toks pat ir stenkitės, kad backgroundas irgi atrodo, mes mato dabar. Tiesiog pas mus šokinės aukštis ir atrodys nelabai patikimai. Galim peržiūrėti, kaip atrodo mūsų svetainė mobile. Čia galime scrollinti. Turinio generavimas su ChatGPT ir liks mokėjimo prijungimas ir Facebook Ads prijungimas. Taigi, turinio generavimas su ChatGPT.
kaip mes galim susigeneruoti, mes galim, tarkim, keliauti į Nike Air Max ir mums reikia teksto. Tarkim, mes galim pasiimti iš tiekėjo aprašymą, aišku, arba galime susigeneruoti, paprašyti ChatGPT sugeneruoti mums descriptioną, kurį mes galėsim pasikoreguoti, kaip mes norim. Taigi, irgi vat, yra sizas, mes galim sizų štai pridėti daugiau. Mes galim pridėti krepšelį ir matom jau mūsų produktas prisideda į krepšelį, peržiūrim krepšelį ir jau galim atlikti mokėjimą, bet mūsų parduotuvė nėra pilnai patvirtinta. Taigi jau mes turim tokią parduotuvę, jau galim pradėti pardavinėti batus, batais aišku prašymus. Ir toliau, kas toliau? Mes padarėm turinio generavimą. Toliau mūsų turinį yra mokėjimų prijungimas. Tai kaip prijungti mokėjimus per Shopify? Tai pirmiausia yra billing, payments. Paspaudžiam čia kairėje pačioj settings, spaudžiam payments ir mes galim prisidėti savo mokėjimą. Choose provider ir mes galim setup Stripe, recommended, see all supported providers, jeigu nenorit Stripe, čia matot visus providerius, kurie jie būtent supportina, gal net Paysera, Payseras nesupportina, bet tarkim turėtų būti įskiepis, tarkim mes how to install, tai va čia rodo how to install Paysera gateway ant Shopify, jeigu norit naudotis Paysera irgi yra mutacija, methods ir mes būtent spaudžiam install, project setting, pabandom, ir čia įrašysim savo projekto ID ir projekto slaptažodį, test payments enable, tarkim mes, nežinau, Paysera mums turbūt neleista sukūrus projekto, bet norint Paysera mokėjimus integruoti, taigi mums neleidžia, nes mūsų projektų kokio neranda. Mes susikonfigūruojam, spaudžiam save ir iš esmės mūsų mokėjimai turėtų veikti po plano būtent pasirinkimo. Mes pasirinksim po plano, tai Basic Shopify Advanced, kurio mums reikia ir pasirinkus planą spaudžiam Choose plan ir mes užpildom savo informaciją ir mes galim subscribinti ir po subscribo mums reikės nusipirkti irgi domeno pavadinimą, tuo pačiu įrašyti savo parduotuvės, įsigyti domeną per domains ir va čia mes galim change new Shopify domain ir buy new domain, arba jeigu turit galit prijungti ir savo svetainę pasieksit per savo norimą adresą. Taigi, kas mums liko šioje pamokoje, tai mums liko Facebook Ads prijungimas, tai kaip prijungti Facebook Ads. Shopify'as turi marketing, bet aš norėčiau pridėti appsą į Shopify Store, taigi mes pridedam Facebook Ads, Facebook and Instagram. Ok, mes galim atsirašyti save, Facebook, Instagram. Ok, mes galim pasižiūrėti irgi pamoką ir mes galim pridėti tiesiog programėlę Facebook and Instagram ir tada mes prijungiam savo accountą prie Shopify'aus, mes susikuriam savo Facebook verslo paskyrą, tarkim, pasirenku šią, tarkim, taip, data sharing, pixelis, susikuriam per Facebook'o ads'us savo pixelį, galim prijungti, paspaudyti connect ir tada accept terms and conditions. Ir mes jau galėsim iš esmės įsirašo
Facebook ir Instagramas ir jau mes galėsim savo adsus leisti susijęs su Shopify. Jau Facebookas bus susietas ir mums reikės publish products. To start selling, mums reikia irgi būtent publishinti, pradėti leisti reklamą. Matome čia analitikus ir kaip matote, jau mes kaip ir turime savo svetainę. Turime logotipą, turime mūsų kažkokius užrašus, turime kategorijas. Tai puikiai pradžia, aišku, visą laiką galima tobulinti, pridėti daugiau elementų. Aš ką daryčiau, tai dėčiau čia į viršų nemokamas pristatymas nuo tam tikros sumos. Žmonės mėgsta nemokamus pristatymus arba svarbią informaciją pateikčiau čia. Pridėčiau dar į vyriškų sportinių batų kategoriją daugiau. Tiesiog nustatyčiau, čia dar galima keliauti produktus, tai ko nepaminėjau, tai vat, pavyzdžiui, mes turim sportinius vyriškus batus ir add product category. Ok, čia paliekam originaliai my store vendor collection. Vyriški sportiniai batai, pridedam vyriškų sportinių batų kolekciją. Ok, atsirado vat, vyriški sportiniai batai, matom, kad galim filtruoti pagal abecėlę ir panašiai. Taigi, ačiū, kad žiūrėjot.